Šiandien antra varžybų diena. Nedalyvavo varžybose, bet išėjau lauką pasivaikščiot, pažiūrėsiu kaip jausiuos. Jeigu labai blogai jausiuos, tai eisiu atgal namo. Bet kol kas normaliai jaučiuos, tai pažiūrėsiu varžybas ir padarysiu lengvą treniruotę. Aš išvažiavau kalną, kad parodyt jums, koks gražus čia vaizdas. Va, čia turėjo būti varžybos. 5-tukas, bet nebuvo. Nu, ar turėjo būti, nežinau, realiai pakankamai sniego. Atrodo lyg ir visai gražiai atrodo. Atėjau Vaks kabiną pažiūrėti varžybų, bet jau kvalifikacija baigės. Taip pažiūrėjau, kad aš būčiau startavęs 4 numerį, tai 4 pagal stiprumą. Tai nėra pačio aukščiausio lygio varžybos, reiškia. Jeigu aš 4, tai daug nepraradau, manau. Turiu 22 minutės gryno važinėjimo slidėmis ir pagalvojau, nesijaučiau 100%, tai gal eisiu namo ir pilnai įsigydysiu, nes kokį čia šūdą darau. Jo, tai tiek. Ir ten važiuoju vėl prie ežero ir ten kažkokia tai bala ant ežero, tai gal nesiartinsiu, sušlapsiu dar. Čia važiuoju su savo vėžėm. Dar vienas įdomus dalykas, man prišalo laisvo stiliaus slidės. Kas nesupranta slidinėjimo, kas čia yra, tai žodžiu taip neturėtų būti. Devintas puodelis arbatos, šiek tiek save nuvertinau. Pasirodo ne taip lengvai aš ir pasveikau. Dar nepasveikau, rytoj išvažiuojam. O aš nelabai slidinėjau. Šiandien slidinėjau, vakar neslidinėjau, užvakar slidinėjau 20 minučių, užvakar slidinėjau valandą ir salėj buvau. Jo, tai va, arbatą geriu ir sveikstu, rytoj išvažiuojam ir savaitgalį varžybos. Nesu tikras, šiaip jaučiuosi gerai, bet nerizikau šiandien vis tiek į treniruotę, nes pagalvojau, rizikuoju daugiau prarasti negu gauti. Šiandienės treniruotis. Ar aš labiau geriau važiuosiu per varžybas? Taip, gal vos, bet ar aš rizikuoju susirgti vėl ir nestartuoti varžybose? Jo, irgi. Tai jau geriau pabandysiu sustartuoti varžybose, negu nestartuoti. Važiuojam į Ukrainą ir mes jau esam prie sienos. Dabar tiesiog įdomu, kiek laiko mes užtruksim. Dabar yra pusė 2 ir kiek mes ilgai čia nebūsim. Nes važiuoti liko apie 50 km iki vietos. Pasiėmiau porą jogurtų, suvalgiau tik tai apkepą ir pagalvojau pasidarysiu gal namie košės. Suvalgyti, nežinau, man kažkaip košės užtenka, tai kažkaip suvalgiau tą apkepą, pilau pradėjau sukti. Sakau, nerizikuosiu daugiau, vis tiek varžybos. Jeigu nebūtų varžybų, tai gal dar. Bet jeigu nebūtų varžybų ir neturėčiau košės, tai jo, valgyčiau. Bet dabar kai turiu viską, dar yra batinukas, tai galima pasidaryti. Tai renkusiu šitą variantą. Galvojau dar pasimsiu plidelį, bet nedavė. Sako, neduosiu. Pasigalvojau, kur sutalpinsiu savo košę, jeigu neduoda indelę. Va. Eina pirmas sluoksnis, antras, trečias ir čia ketvirtas. Pradėjo biškį vanduo tekėt, bet turėtų išvirt košę.
Čia tokia nauja technologija yra 3 puodelių garinimas. 4 galima sakyti. Einu paslidinėti. Taip atrodo laukas. Už manęs nieko aplinkui nėra. Nu, mes kažkokioj atskirti. Čia tiesiog bazė ir, kaip suprantu, tik tai trasa ir namas. Tai čia kažkoks kaip reabilitacijos centras neįgaliems žmonėm. Dabar einu pasiimsiu slidės, pasivažinėsiu klasiką ir tiek, parodysiu trasą. Paprašysiu gal kas nors pafilmuos, nes lietuvių čia nais yra, tai vis ne vienas jau. Važinėjau jau valandą 10 minučių. Trasa nebloga. Pakirimai nemaži. Tik tai viskas yra iš natūralaus sniego, tai tik tai tokia trasa minkštok. Ir tai varžybos, tavo trasa taip. Galiu parodyti. Yra tokių kaip šiena, žolės yra iš pažemės ištrindę. Bet čia viskas gerai. Trasa gamina sniegą, viskas normaliai. Puškos pučia. Viskas ok. Rytoj turėtų būti gerai. Reikia dabar paprašyti, kad kas nors mane pafilmuotų, kaip aš važiuoju, nes visą vlogą tik tai iš niekur niekas dar nematė, kaip aš važiuoju. Davai. Labas rytas, atsikėliau. Dabar paskutinė diena Ukrainai. Šiandien išvažiuojam. Nieko nefilmavau iš varžybų. Nes nieko nelabai kas galėjo pafilmuoti. Bet varžybos prie labai blogai. Neslydo. Aišku, čia neslydo, tai gali sakyti. Čia klasikinis pasiteisinimas, bet rimtai labai neslydo. Bet šiandien vyko paskutinė diena, tai sprintas. Ir yra šansų kažką pasirodyti. Geras dalykas tas, kad pasveikau. Visai gerai jaučiausi. Ir jaučiuosi dabar. Šiandien sprintas ir važiuosim namo. Šiandien turėtų slyst. Nes kai ką pakeisim su slydėm. Ir žiūrėsim, kaip šiandien seksis. Bet šiandien sprintas, tai sprinte kol kas šiais metais nelabai sekėsi man. Dabar darausi pusryčius. Nes čia valgys nelabai koksai. Bet aš vis tiek nueinu, pavalgau. Nes parduotuvės nėra, tai aš pusryčiam pasidariau savo košę. Košė visai nieko. Esu antras numeris, bet antras pagal reitingą. Bet tikiuosi pakliūti kvalifikaciją ir tada kas nors gal pafilmuos mane bent vieną kartą. Tai va, tiek. Gerai, varau valgyti. Pravažiavau kvalifikaciją, atėjau namo. Iš antros vietos nukritau į 23. Pirmam pralošiau 12 sekundžių, o pirmas važiavo 2 minutės 30. Tai čia nemažai. Smagu, kad pakliuvau toliau. Šiandien slydės. Pagaliau važiavau su Gabrieliu slydėm ir daug geriau slydo. Bet, pasirodo, į kalną buvo sunkiau negu tikėjausi. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should. Varžybos baigėsi, daiktus įskrovėm, važiavam namo. Dar kas nors? Do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back that will knock me off track. No, too many things have been building.